Jo, turim antradienį Krapnoje, laukiam į Žalioją. Sėjam durpyną, ta traktorius bus visas juods, apie sėjimą jie net nekalbu. Oi, vienu žodžiu. Viskas juoda, batai juoda, viskas juoda. Kabinets irgi bus juods. Nu, vienu žodžiu. Per langą dulka. Ant traktoriaus neneša. Galėtų gerai nupilt, nu lyg sakė, ant pietų pils, tai reikia apiplaus gal viską. Ar jau bus dar blogiau. Tęsėm rugius. Sėklą ryte pasikrovėm. Pasiėmėm prezentą, užsidengėm, nes kad nesulytų. Nes, kaip sakau, Krapnojam, į Žalioją. Sėklą pasitikrinti. Kaip jinai nugulus. Juoda, juoda. Oi, tas durpyns. Bent jau nekrata. Važiuoju minkštai. Pasirodo, matai, žmonės kažką užauginda tokio žemėje, ne? Rūgys. Gerai. Man tinka. Oi, kaip fainiai, visa juoda. Visa. O. To bus fainiai, neprisilies niekur. Gerai, kad biškį užsidengiam. Čiūjų nieka nebus, reiks du pilnus bunkerius varyti ir kuo mažiau ant to lietaus čia būti. Jamba, nematau dar vieną. O, turėtų būti gerai. Reikia būti bunkeris. Varyti. Taip prisipilom. Į pirmą sklendės nedėjau, nes buvau garantuotas, kad tilps. O čia kadangi negarantuotas, tai dedu sklendę. Paskui kur aš dėsiu tą maišą, jeigu netilps prie sklendės. Dar kas be ko, kaip ir kiekvieną užpilimą ateinam pasitikrinti, nėra sėklavamzdžių. Yra laisvų, nukritusių, atsijungusių, nulūžusių, nutrūkusių. Yra cilindras sveikas. Atrodo sveikas. Ten dirba masėjus su 6 metrų lėktėm. Vola žemė, va prašau. Tuose visuose grioviuose vanduo stovi. Tu matai kaip gerai. Nu, dabar dar viskas baisiau. Švis viskas juoda. Jau 3 įsėjau maišus, tai beveik 15 hektarų. Tai dar liko ir dar gal laukės, nu tai sueis. O paskui gal čia reiktų. Šiandien jeigu spėsiu, bet kiek jau čia turim, po 3:20 tai bus matyt kaip čia. Būtų neblogai langus nusiplaut bent jau rytoj. Per šoninius langus tai sunku ką ir matyti. Reikia
Paradau kažkokią skudurą, tai per šoninius langus sunku ir ką matyti. Reikia biškį pasimozuoti juos. Gal nusivalys, negu nieko. Ir kitą tą patį reikia padaryti. Gerai prineši žemę. Labai baisu net kažkur liestis, blemba čia. Veidrodžiai kokie. Nu karočią. Galinę langą net nebandysiu. Šlapės. Nu davai, aš jums porą minučių pėjau. Oi. Balutės, balutės, balutės ant viršaus nesusigeria į žemę per tą durpę. Prabuksavims 10% tarpais. Dabar kadangi į Kylį einam, tai ratu niekaip nepavyks važiuos, net ten gaunas labai dideli tarpai tarp atstumų. Tai čia sukinėjomės 8, o ten tiesiog puslankiuką užtenka padaryti anoj pusėj. Nu turėtų būt, nu, copyright music, aš čia. Manęs ne. Neužtrumpinsiu jom. Party music. Ne, reikia pasiimt best of. Ar čia manęs nepritrumpins? Tai ką mes turim pasėję, ne? Šiandienai. Nu, davai daryk. 16 hektarų. Nuo 11, pusės 11. Dabar turim be 24. Greitai laikas eina. Plaugas irgi nėra mažas. 14 greičiau važiuoju. Ale rašo 2,2 hektarai per valandą. Kad galim padaryti. Nu, nusijalka žemė, tai bus ką valyti tikrai. Langai, traktorius. Bus smagu. Čia bus sėjami, man atrodo, kviečiai šitam lauke lik pat galą. Ir ten pradžioj lygtais. Galimai. O. Baigiam darbą. Все. Nu ką, stabdo mane. Nebesėt, nes patys matot baisumą. Viskas. Eit apsivalyti. 20 hektarų pasėjau.
Sakyčiau, tikrai neblogai. Eisim iš langus apsiplauti atvežį su kuo. Sėjimą ją nusigrandyt visą. Ir tada jau o kolega jau krautuvą surinkinėja. Važiuojam namo. Viršininkas pamatė sėjimą ir įsiganda. Ką žinau, galima apsitvarkyti, ne? Ojej. Nu, tikėkime, per naktį traktorių nuplaus kažkas. Baisus visas. Viršinės ataiba taip šlapias bus. Šiaip prašiau, ką vandens atvežtų, nes dar žadėjau sėti. Tai sakau, apsivalys tą galinį langą, nes nieka nesimato per jį. Nespėjau. Nėra jau kur skubėti. Ai, nereikia. Gerai ir taip. Nu, kaip tikėjau, sniegs ne apie plovį, prasme lietus. Nu, bet jau geriau. Nei niek, svarbu langai švaresni. Jas būt neblogai nusiplauti. Oho, kažkas traktorių nuplovė. Kažkas įsiekė čia man. Ne, dirbamosios dalies neplovau, nes bus vis tiek tokia pati. Svarbu dabar liestis ein visur.
Jau gerai. Nu ką, dar kurą, atblų, nes veik nieką nebeturim iš atblų. Ir važiuojam toliau dirbti. Ten pat, tik tai kitą lauką, šalimais 18 hektarų, paskui dar 5. Ir dirbsim toliau. Nu, o daromės tiesią liniją. Tai 50% dabar, kadangi kažkiek tais dubliuojam. Labai daug galim pasimažinti ir iki 40. 30 jau kažėriais. Neina, kaip sakiau. Jau be lėkstučių, kadangi dubliuojam, kad neišverstumė senesnės, ankstesnės jėtos. Ir jeigu matot per veidrodį gaunas tiesią liniją. 40 irgi matai neina. 30 palikęs vis dar. O, jau nebedubliuojam, tai didinam pabiškį. Sliudą vis dubliuojam, bet ne per daug. 70, nu ir galim 100 šauti jau. Pačią galą. Ir gavosi gražiai tiesią liniją. Nedulkaniai biškį, nes vakar lyja, kaip matėt. Irgi va beicuojam kažkiek tą sėklą. Aišku, tas mūsų beicavimo būt visai kitoksai. Tai grau iš biomasą pripirka. Šiaip kviečiam gal labiau čia bus skirta. Ir protekta. Buteliukus reiks da išplauti. Beicuojam tai su paprastu purkštuvu. O toks įbeicavimas. Apveli biškį sėklą pašlapinės ir viskas. Tiesiai sėji. O čia vanduo. Nemoki pelti iš kanistro. Neaiškiai gerai. Tas dar labiau smirda. Fu. Geras šiaip aparatas, purkštis. Milvokis. Žiauriai geras dalykas. Tai kažkiek paėmė apvelyje. Aišku, šitą bunkerį nepavyko papeicuot tale. Nes šit šuls nukrito. O šit maišas ir išbėga, aišku, įsiprašiau visur. Nu, karoči. Nu va, ir šitą laukiuką į pabaigą. Tai valandą laiko užtrunkiu 5 hektarus pasėti. Beveik tiesai rašo 4,9 hektarą per valandą. Nes čia yra 5 hektarai 30, tai šnekėjau telefonu, tai ir valandą šnekėjau su biškį. Tai va. Nu kas labiausiai užknisa siejant, tai va šitie dalykai. Stulpas, 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 stulpas. Aišku, čia nėra jų labai daug, vis tiek saugot, gražiai apvažiuoti. Nu, karočiu. Tai dabar vos pisėjam toliau rugius,
smėlinuką tokį, smėlinuką, biški durpės, biški smėlę. Ir 18 hektarų pasėta. Šiandienai tik šits lauks. Turim padangą vieną, kiauroką. Tai reiks grįžus greit nuimti, nu ne greit, nuimti. O rytoj, šiandien dar nuvežti, rytoj gal nuvežti tvarkyti ir užsidėsim ir dralinsim toliau. Baigės mūsų sėkla prifasuota. Tai dabar kiekvieną, nu jau, 2 rytai iš eilės sėklą prisifasuojam tiems tikrams laukams, tiems tikriem, nu karočiui, tam tikriem laukams, nu, vienu žodžiu. Tai pasportuojam biškį ir gerai. Biškokai ilgokai užtrunkiu užsipilinėti, kai dar beicuoji. Nu, šiaip gerai apvelė tą sėklą, bent jau rytinė įsikemša. Dulkių tiek nėra, visas tos dulkės sulipina. Tas tai tikrai geras dalyks. Jau vakar kasėjau, ane, tai nereikėjo knistis šiandien, o nei kartą. Dabar įsėjinėjau antrą bunkerį, nes noriu, kai jis tuščias būtų. Ir žinosiu, man čia užteks ar ne. Nes yra maišas. Šiaip rytoj, kai fasuosim, reikia vieną pusmaišį įsifasuoti. Nes jeigu trauks čia dabar, tai ką? Gausi visą maišą piltis. Nes jeigu susklendę padedi, ta negeriklė sklendi, tai dedi susklendę, lenda į vidų ir viskas plyšta, didmaišis plyšta. Tokiu atveju geriau yra perleisti kitą, bet kadangi vienas esu, tai neperleisiu, to dalyką nepadarysiu, tai jeigu reiks, teks pilną bunkerį. Ne pilną, o visą maišą piltis, tai jeigu įpilsios, tai sakiau, pilsios per 2 bunkerius. Tad svoris pasiskirsit per visą sėjamoje. Transporte bus geriau. Kadangi yra toks vienas kiauras, tai jį norint pripūst ar permontuoti, reikia nusiimti visą ašį. Viskas. Tikėjaus, kad atsuks. Tiesą sakant, labai jau čia įdomiai.
Nu, sunkiai, klausyk. Šita baterija iš tikrųjų iš to purkštuvo žiauriai gerai jinai. Nu, ta prasme, aš tikėjausi, kad biškai daugiau galės turės, kai ją uždėsi. Bet pasirodo, kad liku apgautas. O dabar kiek 2 purkštuvus išpurškiau, man atrodo, tik vieną padalą nuėmė. Tai sakyčiau, žiauriai mažai. Turim tuščią padangą. O tiek reikia išardyti, kad pakeisti vieną ar pripūs kitas. O tai to pačiu reikės šitą pasitikrinti, pabandyti prisipūsti. Na. O, vaikinė, čia turim įlinkus raglankį. Padanga pilna. Vėžiai auga. Nu, o jau greičiau. Aišku, greikių tai žiauriai daug. O rujų tai dar nesimato. Noris biškį paliedę, nu, bet ne kažką. Nu, ta prasme, ne kažką. Tiesiog nesimato ir viskas. Atkarpstytum sėklą, tai manau, kad jau būtų jin pradėjus daiginti. Nu, nėra pačios smagiausios formos lauk sėtas, tai iš pradžio buvo taip ir paskui taip. Nu, nes taip tai nesėsi. Kažkaip sėjai. Tai da man lika šiandienai 4 hektarai, tai nusipilam dar biškį bunkerį. Sėklas, manau, ir varom tus 4 hektarus pasisėsim. Visą tie sparnai trina. Tai va ta kojelė, kur yra. Arba jinai atsilaisvin, arba pradėt vaikščioti. Tai, nu, atsilaisvin ir pradėt vaikščioti. Ir trinasi sparnus. O čia sukims biškį, man atrodo, homemade yra. Reikia priveršti. Raktą neturi 17. Lemba. Reiktų vairą susisukti kitą pusę, o tai nutrinks iš ten kažką. Tiek to įtrinas, tiek anoj. Ant reikals prie kamino. Nu, va, pradėjo trinti baltą.
šitas varžtas atsiremia į tą tiltą ir neleidžia sparnams toliau tipo liestis prie jų. Tai namuose reiks pakeisti, dėti ilgesnius varžtus į abi pusės. Oi, kaip ten karšta. Tai va, kaip minėjau, reiks varžtus pakeisti. O. Nu, normalus tarpstas sparną ir kapotą apdailos. Nu, šitą laukiuką jau baigiau. Koks didelis lauksas, ne, atrodo šakės. O pasėta yra jisai dabar 18 hektarų beveik. Dabar galūkės darau tam krašte, dar ten turiu kišenę apsėti. Žiauriai gražiai atrodo, kaip pasėta. Visas lygus atrodo lauks. Nu, švaru. Beveik. Taip. Galūkėsiai 2 kartus po 100 su lėkštutėm. Paskui, kai 3 kartą varau, pasikeliu lėkštutės ir sėju 70. Ir paskui 4 kartą dar važiuoju ir 50. Be lėkštučių, aišku, jau 2 paskutiniai kartai. Irgi galūkės, jeigu toks tiesus gaunas lygų, tai pasijungiu kontūravimą. Tai gražiai užsisėja. Su navigacija irgi nereikia vairuoti. Nu, mes visur išpizdėjom, visur tingim vairuoti. Toks jau tas jaunims. Viskas. Šiandien baigiam darbą. Ačiū, kad žiūrėjot. Susitiksim kitose. Laikinkit, prenumeruokit, subscribinkit.